Ačiū labai. Jūs irgi su pergalė. Darius, kas lėmė pergalę? Lėmė agresyvi gynyba antroji daly žaidimo. Mes tikrai agresyviai, nes biškai treneris pakeitė gynybą ir tai, aš manau, davė vaisių. Pakeitė, nes neveikia prieš rungtynes planas sudarytas, ar kaip? Ne, paprasčiausiai veikia. Treneris taip ir norėjo iš pradžių. Žinot, kaip kada reikia iš karto neparodyti visą gynybą, ką tu darysi. Todėl, kad treneris pradėjo biškai kaitalioti aikštės gynybą, asmeninę, jos taip išmušėm iš vėžių ir labai gerai gavosi. Rungtynės gana bunguotos buvo ir italai nustebino. Tai brolis. Atsiprašau? Rungtynės gana bunguotos buvo ir nustebino italai. Nu kaip nustebino, kaip supratau, nenustebino, žaidė savo žaidimą. Jos negali 30-40 taškų nunešti. Čia gera komanda, jinai papuolė į ketvirtfinalį. Dariušai, Čia stipri komanda. koks momentas šiandien rungtynėse buvo sunkiausias komandai ir tau asmeniškai? Žinokit, man buvo asmeniškai visos varžybos sunkios. Iš tikrųjų, todėl, kad aš žinau, ką gali italai ir jeigu mes biškiai atsipalaiduosim, tai jie gali greitai plus 20 padaryti, minus 20, savo plus 20 ir tada jau labai sunku pasivyti. Tai vat, malačiai vyrai, kad koncentracija išlaikė visus varžybos. Čia labai svarbu, ten aišku būdavo banguota, būdavo biški jie į priekį, biški, bet mes laukiam momento, kada jie palūš. Todėl, kad tikrai mes stipresni šiuo momentu, pas mus ilgesnis soliukas, daugiau turim rotacijos, treneris daugiau rotuoja žaidėjus ir aš manau, kad tai pasiteisino ir galia varžybų mes palaužėm. Tarsi tai nugalėjo patirtis ir psichologija, galim taip sakyti? Galima ir taip, pas mus ir turim psichologiškai tvirtai jaučiamės ir turim patyrusių žaidėjų, tai aš manau, čia yra viena iš priežasčių, bet tų priežasčių daug. Ar svarbus jėgų rytoj pusfinaliui? Kažkaip tai reikia atrasti tų jėgų, eisim ilsėtis, eisim procedūros, gydytojai masažuot tai palepins mūsų biškį ir manau, kad rytoj būsim švieži ir kupini jėgų ir kovosim taip pat iš širdies ir atiduosim visus jėgus. Ar galima sakyti, kad nukrito tokia akmuono našta tokia, kad praėjo ketvirtfinalį, jau dabar dėl medalių 2 šansai bus? Žinokit, ne, aš manau, negalima taip galvoti. Mes atvažiavom čia kovoti iki galo ir aš manau, kad kiekvienos varžybas laimėtos čia kaip žingsnis į priekį ir nereikia galvoti, kad akmuo nukrito, mes darbą padarėm ir galim savo leisti atipalaidavę žaisti. Ne, reikia žaisti iki galo, kovoti ir tada sunku darbo pasieksim gerų rezultatų. Brolis turi jau aukso medalį Europos čempionatą, norėtųsi neprastesnį pridėti kolektyvą. Tai be abejo, norėtųsi jį pasivyti, todėl kad jisai mane lasdavoja visą laiką, mane atjorgina. Tai reikia vytis, kad jisai neturėtų ką pasakyti man, ką priekaištauti. Ačiū, Darius. Ačiū, viso gero. Lankykitės rytoj.